Ir jūs nepatikėsit, brangūs draugai bičiuliai, į sceną žingsniuoja paskutinis šio renginio kolektyvas. Šiltai pasitikime Skaudvilės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio Inkstiliuks tradicinė kapela. Žinokit, kolektyvo vadovė, gerbiama Rasa Bartuvienė ir Vytautas Krencius vadovai yra, bet aš iš tolo, kai pamatau skarą ir taip kietai užrištą žemaitišką mazgą, tikrai žinau, kad čia yra kolektyvo vadovė Rasa. Su nieko nesupainiosiu, galiu veido nematyti, žinau, kad čia gerbiama Rasa. Pamatai skarą iš karto. Taip, ne, va, išskirtinis, kaip sakyt, surišimas į skepetą išskirtinė. Taip, kol ruošiasi kolektyvas, aš turiu juos tikrai pagirti, pavyzdžiui, jie groja valisus polkas iš Skaudviliškių Alekso Jokubausko ir Vytauto Krenciaus repertuaro. Ir išgirsime Alekso polką šiandien išgirsim, o apie šitą kolektyvą dar būtų galima pasakyti, kad jie, žinokit, organizuoja kultūrinės stovyklas jaunimui, vaikams. Tai iš tikrųjų labai prasminga ir svarbi veikla. Taip, įgyvendino Tauragės kultūros centro projektas Skaudvilės krašto bandonija ir tapo Respublikinio vaikų ir jaunimo konkurso tradicijų paveldėtojai laureatais. Dalyvauta televizijos ir radio laidose LRT Draugiška Lietuva, Duokim garo ir Info TV. Ir čia tik maža dalis jų pasiekimų ir būsimų pasiekimų. O šiandien jie mums atvežė Diedukų polką, Gegužio vakarai ir Alekso polką. Vadovai Rasa Bartuvienė ir Vytautas Krencius. Mes esam Skaudvilės folkloro ansamblio Inkstiliuks tradicinė kapela. Iš šiandien jums pagrajusiam keletą Skaudvilės krašto kūrinių. Diedukų polka. Į Tauragės kraštą prieš daugiau kaip 100 metų iš Prūsų pusės per Rubežių banduonijas atsivežė turtingesni ūkininką. Ir tas instruments, ką prigyja, tą prigyja. Juk anuo į balsas gražus, į visuokias melodijas, mandres su papuošimas, muzikantą galėjo skirtingoms rankoms išgrajinti. Tai grajina po vyną, su smuikelės, būgnu, klarnetu. O ją bus lėkštės, ta žinokit visa veselė. Valsas Gegužio vakarai.
Visokioms progoms gruoji, gal tik per pagarbą ne, o tapta visuomet. Populiarias buvo iš šeimų kapelijas. Luomiški Ona Jekienė muzikalumą iš tėvelę paveldėja. Pati 5 metų būdama išmoka gruoti. Vėliau į savo sūnus išmokina. Ana prisimen, kaip nusipirka savo pirmąją banduoniją. Kas sutikau savo žmogų, basi buvom, nieko neturėjom. Aleinam į matom. Parduotuvės lange banduonija. Ta už paskutinius pinigus nusipirkom tą instrumentą. Esu labai laiminga, ką moku gruoti banduoniją. Alekso polka. Vadovė Rasa Bartkuvienė. Ačiū Jums, mielieji. O dabar